Sveiki visi, atėjo pirmadienis, silikonas sudžiuvo ir nusprendžiau ištestuoti. Daugelis man iškart sakė, kad tepalas nėra laidininkas, tai ten bereikalo aš tą silikoną pritepiau. Tik užvedus mašiną rodmenys buvo pakankamai geri, ketvirtas purkštukas matau vis tiek atsirašo. Tai teks krapštyti laukant tą silikoną, ne jisai įtaką duoda. Bet kažkodėl tai nesuprantu. Jisai ką tik dirbo gerai. Tai teks traukti ketvirtą purkštuką, nes jisai rodo, kad visiškai nedirba ir jisai dabar pradėjo biškį šaudyti mėlyno dūmą. O ką tik gerai dirba. Tai išimsiu, pažiūrėsiu. Mačiau, kad jisai yra šrotinis, jisai yra keistas, ten pažymėtas. Tai dabar nuėmęs ištrauksiu, pažiūrėsiu, gal tarpinėlės suplyšusios tenais. Jeigu nieko vizualaus nepamatysiu, tada nežinau. Antras ir trečias purkštukas pakankamai gerai dirba, bet va, dabar vienas jaučiasi cilindras netgi išsirašęs. Ir kai buvau fiškę atjungęs ketvirto purkštuko, tai mėlyno dūmo nemet, gražiai dirbo. Tai va, Audi dirba be mėlyno dūmo. Ketvirtą purkštuką perinkau rem komplektą įdėjau, naujos dūmytės, nauja šaibelė, kaip priklauso viską sudėjau, tai dabar netgi matau, kad 0 mg per valandą rašo, šiaip neviršijo virš vieneto zonos, nei minuso pliuso, tai padėjo tas dalykas. Gaila, kad aš iš karto to nedariau, tai manau reikia pakeisti ir kitiem triem. Man netgi pačiam smalsu, kas atsitiks, kai dar likusiem triem pakeisiu. Nors į tai jau užtektinai dirba. Aišku, biškai gal kvapas prastesnis, tai man rodos, kai pasikeis visi 3 purkštukai rem komplektai, tai ir kvapo neturėtų būti dūmų toks, nes Passat'ui, kai pakeičiau savo, tai atrodo nebėra tos smarvės, nes irgi būdavo, kad užvedi ir tas dizelio, ne dizelio, dūmo smarvė. Ir mėlyno dūmo nebemetė, pravažiavau, išgazavau ir jokio mėlyno dūmo nebemeta. Oi, gerai būtų ir jam pasikeisti rem komplektą, bet pinigėliai. Beje, variklis jau dirba 22 minutės ir nebuvo ne karto pradėjęs atsirašęs purkštuko darbas ir jokio dūmo mėlyno per visą tą laiką. Dar yra ką veikti, yra tenais ir oro kompresoriaus 2 laidai yra nutrūkę ir aukščio lygio reguliatorių reikia nupirkti, palitoti 2 laidus. Ir va, juodai melsvas dūmas, kuris smirda. Tai manau, pakeitus kitus rem komplektus turėtų būti daug geriau. Jo, biški matosi melsvo, bet tikrai nepalyginsi, kas buvo. Ir tą juostą reikėtų sutvarkyti ar numerio apšvietimus, kad technikinė būtų galima paskiau praeiti. O technikinė iki rugsėjo 17 atrodo. Ir tą juostą, man rodos, nešviečia. O tai negerai. Bet ten bus kalti laidai. Tai taip dabar šiuo momentu dūmija, nežinau, čia matosi. Bandau pagauti, kažkiek dūmija, smirda. Tai pažiūrėsim pakeitus visą rem komplektą purkštukų, kokie skaičiai bus ir koks išmetimas. Audi užkurta su purkštukų 4 rem komplektais pilnais. Tai jau garažėje jau kaip ir įmanoma būti. Kažkoks kvapas dar yra, bet kai aš įvažiavau, tada buvo realiai labai blogai. Pagerėjimas yra. Norėtųsi, kad truputį geresni parametrai būtų purkštukų. Dabar antrą cilindro virš vieno, ketvirtas fainiai visai, pirmas irgi neblogai. Tai be to yra ketvirtas, trečias purkštukas yra su šitų kodų berods. Neatsimenu tiksliai, o
antras ir pirmas yra su dar kitokiu kodu. Tai nežinau, kiek čia labai įtakos jiems duoda, bet yra taip kaip yra. Tikiuosi, daugiau aš nieko nedarysiu į variklį. O aš bandysiu dabar prie Passato prisijungti diagnostiką, nes pasakė vieną dalyką, kaip reikėtų pabandyti. Passatui su diagnostika prie variklio vis tiek prisijungti nepavyko. Tai jau grįžtam vėl prie Audi. Turiu pavarų dėžę ir tokį apgadintą varžtą iš visų galų. Nežinau, ar pavyks šitą varžtą be atsukti. Už kitą varžtą sumokėjau 4 eurus. Variklio tepalai pakeisti 35 eurai ir tepalo filtras irgi 4 eurai. Taigi pavyko atsukti, atveršti tai pavyko ir įsileisim į kibirą, kažkaip supilsim atgal ir kaip pavyks supilti atgal nežinau, nes švirkšto neturiu. Aš ant kibiro išleidau 2 eurus, kad galėčiau išleisti tepalą. O tai kas čia dabar įvyko? Tai va, naujas. Kol kas nepriveršiu, nes einu pasidomėsiu kaip kas, kodėl tiek mažai išbėgo. Kadangi čia įpylimo varžtas, nors galvojau, kad gali būti išleidimo, tai tiesiog užteks man šį kartą pakeisti varžtą, priveršti ir viskas. Netikrinsiu, ar koks kiekis yra dėžėje tepalų, nenoriu savo čia daugiau darbų prisidaryti. Važiuoja dėžė gerai. Tai per varžtelį nebematau, kad prasisunktų tepaliukas iš dėžės. O čia kondicionieriaus kompresoriui, nežinau, bereiklo, nebereiklo, čia taip gražiai sulituota. Toj uždėsim, užkaitinsim. Įdėjau į gofrą, kurį turėjau, ir dar su lipnia juosta apsuksiu čia. Ir galbūt veiks kondicionierius. Pasilikė silikonas pas Fordą nuo tepimo. Nu ir dabar ta svarbi akimirka, ar bus vandens. Taip, matau, kad yra sausa. Kaip ir sakyčiau, kad viskas gerai šį kartą jau su šitu vandens bėgimu. Tai jeigu pakankamai stiprus lietus buvo ir nėra vandens, tai manau viskas fainiai, viskas gerai. Dabar esu prie lempų pakelimo aukščio daviklio. Senasis štai toks. Čia viduje yra nulaužta. Fiškė tokia irgi pažaliavus. Abu laidukai iš tos pusės įsitraukia. Jie yra tokio ilgio. Tai per sprindį gerą. Ir jie yra pajodavę, netgi neina jų litoti. Tai teko nukirpti ilgesnį galą laido, nes karosas biškį buvo pagavęs. O dabar čia jau kurioje vietoje lituojasi, jau kimba, kaip pavadinti šitą. Jeigu neklystu, solderis būtent tik tai šioje vietoje litavosi. Tai dadėjau biškį laido ir pirkau būtent daviklį, kad būtų su fiškė, nes man būtent reikėjo fiškės, kažin ar būčiau gavęs kažkur tai. Realiai, jeigu būčiau gavęs pačią fiškę, gal būčiau bandęs šitą tvarkyti, seną, bet nemanau, kad jisai čia funkcionuojantis. Šitą nupirkau
Deja, nepastebėjau, kad nuo galinės ašies, bet man labai traukė, kad buvo su fiške būtent parduodamas. Dabar nežinau, ką daryti. Yra pas mane kojelė, paspirktinė kojelė yra tiesi, o senoji yra palenkta ir yra nulaužta. Tiksliai nežinau, kokio ilgio, kaip kas, spėjus įsivaizduoju, tas turėtų netgi eiti į tą pusę. Dabar bandau išmastyti, kaip padaryti funkcionuojant, nes realiai klaida tai liktai ir dingti turėtų dabar jau fiškę pajungusi tą, bet kad aukštį reguliuotų dar gerai. Pagaliau įmontavau aukščio daviklį lempų, tai čia maždaug visas įsitempęs, kaip ir turbūt taip turėtų būti. Neturėjau tos dalies likučio, tai net nežinau, koks turi būti atstumas. Būčiau aišku suklijavęs, sutvarkęs tą seną, bet neturiu. Tai uždėsiu ratą, dar pažiūrėsiu, kaip čia stipriai nusispaus. Ant lempų aukščio reguliatoriaus išleidau 15 eurų ir tikriausiai šitas būtų galutinis variantas. Tai nežinau, ar teisingai, nutrinsiu toj klaidos ir pažiūrėsiu, kaip kas. Šitą pakeičiau į naują, iš senojo komplekto, kur buvau prieš tai pirkęs. Taip, ir vėl tik viena akis šviečia, pajudinė atrodo atsigauna, pradeda šviesti, dabar mašina net nebuvo judinta, švietė, kai buvau užgesinęs ir kai aš ją palikau, o dabar vėl nebešviečia. Nežinau, kodėl jinai ten taip svaigsta, ar pati lemputė kalta, ar kažkas, nežinau. Priekinių lempų aukščio reguliavimo klaida dingo, viskas tvarkoj tenais, tik nežinau, ar reikėtų sureguliuoti ar nereikia, bet iš akies tai atrodo gerai. Tai prisidirbau dar čia biškį reikalų, sugalvau, kad dar mažiau liktų klaidų kompiuteryje, tai nusprendžiau sutvarkyti numerio apšvietimą ir dar žadu čia bandyti prilysti. Tai čia yra reikaliukų, o laidai sujunginėti taip, tai gal ir klaidos dings, jeigu irgi panašiai sujungsiu, sutvarkysiu. Šito varžto vieną nepavyko išsukti, kitą pavyko šiaip ne taip. Nu, jisai toks pavargęs, tai silikono kalsim, šitas palūžęs. Naują pirkti nenoriu, nes nepigiai kainuoja, iš kiniečių, man atrodo, galima už 3-5 eurus gauti, bet nenoriu laukti mėnesio laiko, kad prasisiųsti. Tikiuosi, mašina greičiau tikrai prasiduos. Bandysiu iš Ford Mondeo ištraukiau tos du tokius galiukus, kadangi šitie yra visiškai surūdyję, tai va, Audi buvo visiškai surūdyję, jie čia išpuvę, šitame greičiausiai nesimato, bet liko dar iškrapštyti, surūdysiu metaliuką, tai pakeisiu irgi įdėsiu nuo Ford Mondeo, būtent tos irgi apšvietimo juostos, padarysiu, kad šviestų, kad jeigu reikės technikinį varyti, kad būtų galima pravaryti. Nu ir tą lempą juostą norėčiau sutvarkyti ledinę, tai visą tai padarius, kaip ir visai neblogai. Tai sudėjau lemputės, nauji kontaktai padaryti į senus tos, nes vienas lyg tai toks 6 eurų kainuoja. Visą juostą iš kiniečių 30 eurų, Lietuvoje gal 60 eurų tokia kainuoja juosta. Tai kadangi čia daugiau reikalų yra, tai neverta man pirkti ir aplamai dabar išleista gausis 0 eurų. Klaidos turėtų nemesti, nes pajungiau prie tos pačios fiškės, tiesiog minusą pasiėmiau nuo kėbulo, tai manau, kad turėtų būti viskas čiki-piki. Dabar, kadangi sutvarkiau tas juostas, galvoju, gal netyčia pradės veikti stopas. Ar gali tai būti? Manau ne, bet pabandysim patikrinti, kam lysti kontaktus, jungti laukan, jeigu dar nepažiūrėjau. Dabar ieškau, ką sunkaus padėti ant stabdžio. Radau, ką sunkaus padėti ant stabdžio. Čia bėgiai tikriausiai. Nu, kažin, pakankamai spaudžia. Aš suprantu, kad pagalys pats geriausias dalykas yra atremti su kėde, bet nenorėjau dėti pagalio.
bet teks dėti pagalį. Tai įrėmiau kirvio kotą, stopai šviečia, bet juosta nešviečia. Tai bandysiu žiūrėti, kas negerai. Norėčiau paaiškinti, kaip išimti šitą stabdžių juostą, bet žinokit, nelabai žinau kaip. Paaiškinti turiu menį, kad nežinau kaip. Ištraukti tai pavyko. Yra tokie metaliniai, kažkas panašaus ir tai jie stovi taip. Tai įdėti, aišku, viskas faina. Sunku dabar parodyti, net neįsivaizduoju. Čia biškai rudis aptvarkysiu. Tai kas nutiko, tai realiai traukiau ir biškai nulaužiau. Tai teks paklijuoti. Visų pirma, nežinau, ar pavyks atgaivinti šitą, nes matau, kad čia biškai žalioja. Vienas kontaktas irgi truputį. Tai išardysiu, pažiūrėsiu, nes šiaip tai su tokiu defektu gal dar pagalvoti reikia ar pirkti. Aišku, jeigu jau tas stopas ir neveikia ir korozija, tai čia reiškia bagažinė jau liga. Tai jeigu matot bagažinę parūdyjusi, tai greičiausiai neveiks numerio apšvietimai ir stopas greičiausiai neveiks. O reikalų tai tikrai yra ką veikti. Realiai nežinau, jeigu manęs paprašytų kažkas kiek imti už darbą, tikrai nežinau, labai daug laiko išeina. Realiai, kad šitą sutvarkyti ir šitą, tai greičiausiai visą dieną. Žinoma, čia dieną užtrunki tol, kol įgudimą įgauni, tiesiog savo taktiką, kaip ką daryti. Tai čia pirmas kartas, bet nenori kišti prie tokių reikalų, bet aš visada kišu kažkodėl, tai ne kad į prekybą paleisti, o būtent reikia sutvarkyti. Dar priekinė lemputė reikia pažiūrėti, kodėl kartais šviečia, o kartais ne. Dabar einu, dar pažiūrėsiu, ar šviečia jinai šiuo momentu ar ne. O, šiuo momentu šviečia. Truputį pasidarbavau su šitą stop lempą. Gal geriau reikėjo išvis neleisti. Tai liko iš jos štai kas. Šiaip jinai, man rodos, neardoma yra, nes kaip ir čia priklijuota buvo. Bet nieko tokio, būčiau viską suklijavęs atgal. Bet šitą juostą visiškai veik nenori. Ir nuo akumuliatoriaus bandžiau jungti, žiūrėti, kelios lemputės kaip ir veikia. Čia daug dalių pažaliavusių, realiai. O jeigu aš gaunu šitą juostą, bet iš kiniečių man greitai nieks neatsiūs. Čia matau, kad iš 2.5 mašinos ištraukto pas mane yra, nežinau, 2.6 metų ar 7 metų mašina. Jau buvo keista, nes mačiau, kad irgi stogas prie stogo liktai kaip ir krapštyta buvo, sudėtinga labai išimti yra būtent tą lempą. Tai teisingai. Pigiausia internete radau aš ją naudotą už 40 eurų, plus aišku dar siuntimas būtų. Kai aš radau naują ir yra naujų realiai po kem 5 eurus, 42 mano kaina būtų kem 2 eurai iš ten, kur visą laiką perku. Tai realiai kem 1 centas, bet kem 2. Tai o galima rasti ir po kem 5, po kem 6 plus siuntimas, aišku. Tai nežinau, ką daryti, ar naują pirkti, ar dar pabandysiu gal už kokį 20 eurų panaudotą gauti iš kažkur, bet šitokie modeliam yra trūkumas, tiek Audi A6 ar BMW tenais, sakau Audi A6, nežinau Audi A6, BMW žinau, kad irgi yra trūkumas, tiesiog toj vietoje jie supūva. Sedanų yra nemažai realiai ir galim po 5 eurus, man rodos, ir po 10 nupirkti tų stop žibintų. Buvau apsidžiaugęs, kad pamačiau čia kažkokį užrašą, galvojau, kodukas užrašytas tos juostos, tai galvojau, paguglinsiu, gal parsisiųsiu kitą, bet dėja, čia tik tai atspausdinta data, kada jinai pagaminta. Suklijuoti, surinkti ir įdėti ją atgal neveikiančią ir palikti kitam žmogui problemą, kurią aš galiu padaryti. Jam tikrai kitam žmogui gali kainuoti daug brangiau, aišku, man irgi reikėjo uždirbti, bet
Stop žibintą reikia sutvarkyti, nes technikinės tikrai žmogus nepraeitų. Nupirkau LED juostos IP67 atsparę drėgmiai. Tai nežinau, tik tai jinai atspari tik dėl to, kad turi šitą kevalą ar ne. Tikriausiai dėl to, kad turi tą uždangalą. Tai nelabai ką aš išlošiu tikriausiai. Su uždangalu jinai gaunasi platesnė negu senoji juosta. Šiaip ir truputį platesnė gaunasi ir be tos juostos. Ir dar nesu tikras, kaip čia darysiu. Ar dėsiu su kevalu ar ne. Lempučių daugiau negu pas originalą, žiūriu, dažniau sudėta. Išleidau 7 eurus ant šito gabaliuko, tiek nereikės, tai dar kitam kartui gal liks. Ai, norėjau pajungti, tai pažiūrėkim, ar šviečia. Nu, šviečia, viskas fainiai, tai dabar reikia galutinę rezultato. Turėsiu ką veikti, nenorėjau 42 eurų mokėti, tai, o iš kiniečių laukti ten kažkiek laiko už 20 ar 30 eurų, tai bandau savo čia. Tiek jau pavyko surinkti, reikia atrasti dar šitą gabaliuką, nes išimant nulūžo. Buvau patikrinęs, lyg tai veikia, tai man įdomu, ar aš atrasiu likusią detalę. Nors jinai turi būti tikrai neišmesta ir būsiu galbūt sutaupęs keletą eurų. Tiesą sakant, sunku buvo atrasti, kaip išimti būtent šitą stop lempą. Tai tiesiog vieną nuotrauką užmačiau, kad per šitą tašką beros, jeigu neklystu, šičia ar vienu žodžiu iš tų galų. Tai šviestuvas, kai stovi būtent taip. Ir būtent per tą galą reikia šitą ištraukti į tą pusę fiksatorių. Su atsuktuvu kažkaip va. Nenori. Pas mane jie du buvo, reiškia vienas jau buvo kartą keistas. Ai, ne į tą pusę stumiu. Tai į tą pusę stumiam, tas nusiema. Ir tada, nežinau kaip toliau jau jums seksis, tai toliau laiko šitie. Bet šitas nusiema tam, kad eitų nuimti nuo šitų. Tai bent tiek galiu parodyti, nes kaip ten tiksliai pats gerai ir nesupratau, tiesiog bandžiau. Tai dabar tiesiog atgal susirenku, tas susistumia, užsifiksuoja ir tai reikės įkišti į skylutę. Tiesą sakant, nežinau, kas negerai čia atsitiko, nes čia va būtent toj vietoj minusas ir pliusas yra nešviečia, bet va prie sekančios sekcijos priejus pridėjus šviečia. Tai gali būti situacija tokia, kad kažkaip užspaudžiu būtent nuo tos vietos iki tos vietos tą juostos tiekmę. Tai dabar bandysiu dar paskutinį kartą pataisyti viską, tai tiesiog čia prilituosiu porą laidukų, pro viršų pravesiu ir jau kai bus, tai bus. Antrą kartą taip tikrinau, pirmą kartą tai neparodžiau, dabar va, veikia. Nežinau, kažkiek matosi, kad veikia, tai dabar vėl bandysiu surinkti iki raudonumo. Ir laikau kumštį, kad nereikėtų pirkti naujo. Pirmą kartą vyksta ir šito žibinto montavimas į bagažinę, tai vėlgi tikriausiai yra tam tikri niuansai. Bandžiau aš ją uždėti su iš karto surinkta visą lempą, ta prasme, čia uždėtų ir užfiksuotų šitų plastikų. Tai įdėti dėja nepavyksta tokiu būdu. Nes kiek suprantu, kad šita dalis tiesiog jinai tiek nesusispaudžia. Taip išeina, aš turiu dabar įkišti lempą
ir iš vidinės pusės užsidėti šitus metaliukus ir tada šitą fiksatorių. Ką čia ką tik papasakau, tai viską metam iš galvos, nes realiai per šitą pusę nieko neįdėsim, tai netgi tokio daikčiuko aš neįdėčiau. Tai bet tačiau greičiausiai radau myslės sprendimo būdą. Tiesiog šitus reikia turbūt kitaip dėti. Tai kaip ir sakiau, kad YouTube'ai niekur nemačiau kažko panašaus. Prieš tai, kai pirmą kartą bandžiau dėti, tai buvo tas galiukas ant viršaus, o dabar palindo po raudonų būtent, tai kai jau dabar stumsis, jisai turi kur įsispausti ir užsifiksuos. O prieš tai buvau ant viršaus uždėjęs ant tos dalies, tai neturėjo kaip susispausti ir dėl to būtų nepavykę. Tai ir nepavyko, nebūtų nepavykę. Tai dabar tiesiog uždėsiu šitą fiksatorių ir paprastai įstumsiu. Sunkiai pavyko, dar biškį klijų ir bus įdėta. Einu patikrinsiu, ar tikrai veikia. Aš tai nemačiau, ar veikia, nes nebematau per stiklą, nesimato, nestabdo. Tai va, visai gerai atrodo, daug darbo įdėta, bet netobula. Kai liko tinkamus varžtelius surasti, prisukti numerio apšvietimus. Tai tiek, kad nelabai sekasi atrasti tokių ir pavyzdį realiai pamečiau, nes jie buvo surūdiję ir aš jų kažkaip nesaugojau, bet dabar reikėtų susirasti seną surūdijusi varžtą. Audi išvariau iš garažo, tai važiuoju test drive'ą ir važiuosim plautis ir greičiausiai pardavimus. Tai lemputė vis švietė, kol buvo nejudinta, kol nebuvo pradėjus važiuoti, dabar vėl, tik pavažiavo truputį ir vėl perdegė. Neperdegė, o nebešviečia. Tai važiuoju, pasivažinėsiu, kurą įpilsiu, biškį išvažinėti reikia, išgazuoti, nes su Passatu irgi mėlyną dūmą pradžioj išmetė. Išlindau iš garažo, įsiaiškinau, kas Audi yra, pirmos dalies pabaiga ir norėčiau išleisti antrą dalį kaip galima greičiau, tai tiesiog nėra sudėtinga, beveik viskas yra nufilmuota, tik tai trūksta mažos dalies. Tai 1000 jūsų laikų ir užbaigti man filmavimą pakeitus detalę. Tai dar pirmą nupirksiu detalę, pakeičiam, įdedam ir tą patį vakarą išeina 8 val. Vakaro serija. Tai nepamirškit padėti laiko, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.